kodėl mums svarbu tapti konkurencingesniu darbdaviu. Tai esmė tokia, kad išlaikyti esamus žmonės ir gebėti pasisamdyti norimus talentus. Kaip man tai, ko trūko man pačiai profesiniai kasdieniai veikloj, aš galėčiau ne viena kartu su bendraminčių grupe paversti į tam tikrą produktą, kuris ir galėtų papildyti trūkstamas dedamasias organizacijoms ir tokiu būdu gimė mūsų darbdavio konkurencingumą matuojantis tyrimas įrankis. Tai čia vietinis produktas, Lietuvoje gimęs. Taip. Super. Visą tą išorinę komunikaciją labai daug dirbama pastaruoju metu ir jau ilgą laiką. Ir kartais žiūri ir galvoji, kad užeina tokios kaip ir mados. Žinai, viena banga kažkokios komunikacijos, visų organizacijų praėjo tada kitokią bangą. Kodėl tos kampanijos pasidaro tokios, panašios? Į mūsų tyrimo pagrindas toks, kad padėtų organizacijai pamatyti, kur yra tavo stiprybės, kas yra svarbu tavo darbuotojams ir kur tu esi geresnis negu tas pats tavo konkurencinis verslo sektorius arba visa Lietuva. Žiūrime ir matome tai, kas yra mūsų darbuotojams svarbu, ar ne? Ir čia labai svarbus tas atitikimas, nes vėlgi, ką žinom, organizacija gali komunikuoti vienus dalykus, bet realybė nebūtinai yra tokia. Tai jeigu mes tą galime daryti greičiau, tikslingiau, vadinasi, investicinę grąžą lygiai taip pat turi mokėti pasiskaičiuoti, nes tai reikalauja investicijų. Ir kai investicijas vardinu, aš turiu minty ne tik tai kampanijos investicinę grąžą, ką labai dažnai pamirštame matuoti. Kaip sakai, sukuriam vizualiką, triukšmelį, pasikomunikuojame, o kas iš to? Kaip tu pati dabar matai darbo rinką? Kiek greitai jį keičiasi, nes mes vis kalbam, kad lietuviška ta darbo rinka neišsiskiria iš visos Europos, mes vis dar turim tokią, įtampėlę. Nepaslaptis. Piniginiai dalykai visada buvo svarbus ir išliks tarp svarbiausių. Tačiau šalia to mes dar paklausome žmonių, kas jums yra svarbiausia. Organizacijos kenčia dėl to, kad emocinio atlygio arba emocinių naudų dalis yra išpildoma prastai. Pačios organizacijos, irgi kai truputėlį labiau užsidaro savo viduje, jos apsiriboja tam tikrais galimais kitais sprendimų pasirinkimais. Vieną labai paprastą pavyzdį paminėsiu. Lyg ir organizacija turi atsakymą, kad mūsų geriausi darbuotojai yra šita grupė, bet mums labai sunku juos pritraukti ir nėra atsakymo, kodėl mums sunku juos pritraukti. Tai čia sakyčiau, kad labai vertinga. Iš karto žvilgsnis kyla į tai, kas yra blogai. Ir tas noras toj pat taisyti, remontuoti, daryti, jis yra natūralus. Mūsų tyrimas leidžia pamatyti, kad ne viską, kas yra vertinama žemiau, reikia tvarkyti. Kaip pavyzdys. Kaip pavyzdys.